Čia į renginių erdvę prekybos miestelėje Urmas susirinko patys kiečiausi Lietuvos moksleiviai. Jie atvyko į motyvacinę pirmosios pagalbos paskaitą. Vaikai įsitikino, kad pirmą pagalbą teikti privalo mokėti kiekvienas sąmoningas pilietiškas žmogus, nes ūmi liga ar nelaimė gali atsitikti bet kam, bet kur ir bet kada. Vaikai sužinojo dažniausius plačiai visuomenėje paplitusius mitus, klaidas, susipažino su žymiais žmonėmis, kurių dėka dabar galime efektyviai teikti pirmąją pagalbą. Man bent buvo asmeniškai įdomiausiai dėl to, nes daugiausiai pamačiau, daugiausiai galėjau patirti viską vaizdu. Nebuvo labai daug teorijos, bet buvo parodyta, kaip tai gali praversti gyvenime. Šitus kursus vertinu stiprių 10 ir manau, kad tai buvo tikrai aukščiausia klasė bent man. Man labai patiko tai, kad buvo vestas dialogas. Mokymai vyko ne vien tik tai, kad atėjau išdėsčiau medžiagą, bet buvo palaikomas ryšys su mokiniais, buvo suprantama jų kasdienis gyvenimas, ką jie išgyvena, taip kaip anksčiau minėtas video, kad sudomino tie motociklai, todėl kad jie būtent šitame visame verda ir išgyvena būtent tokius jausmus. Taip pat ką daryti, kai atsitinka nelaimė draugui. Rodyti vaizdai iš mokyklų, iš gatvių, iš aplinkos, taip pat, kad gali prireikti ir ateityje darbe, ar tiesiog išvykus su draugais kažkur atostogauti. Šiaip paskaita yra labai naudinga tiek mums, tiek šiaip visuomeniai, nes pirmąją pagalbą tikrai reikia mokintis. Daug kas tikrai nemoka nei mokyklose, nei šiaip bendruomenėse. Jeigu draugui tikrai ištiktų tikra problema, kaip yra draugų su širdies visokiom ydom ir jeigu reikėtų kažkuom pagelbėti ar padėti draugui, tikrai padėčiau. Labai patiko ir būtų visai malonu, kad atvažiuotų ir mokyklą mūsų jaunesniems moksleiviams padėtų. Tikrai rekomenduočiau juos atvykti, pabandyti ir tikrai nenusivilsit. Taip pat nuotaika labai gera. Mes norime, kad kiekvienas Lietuvos moksleivis dalyvautų tokiuose pirmos pagalbos mokymuose, po kurių drąsiai galėtų pasakyti: aš žinau, moku ir galiu padėti nukentėjusiam. Aš žinau, moku ir galiu.